Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Bronius Brodowska, przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów w Seime, socjaldemokrata. Labas rytas, dzień dobry dar kartą. Labas rytas, dzień dobry. Šiandien Seimas turėtų priimti kitų metų valstybės biudžetą. Pirmą kartą biudžetas buvo sudarytas eurais. Taip. Čia istorinis biudžetas. Sunkiau buvo sudaryti eurais negu litais. Na, be abejo, aritmetika tokia truputį, jeigu būtų lygus kursas, sakykime, 1:3, o dabar 1 euras 3, 4, 5, 2, 8 lito, tai žinot, ta aritmetika dauginimo, bet tai nieko baisaus čia. Šįmet įprasime, kitą metą bus lengviau. Lengviau bus, jo. Vyriausybė, valdžia sako apie kitų metų biudžetą, kad švis apie tą biudžetą kalba optimistiškai. Tačiau ir verslininkai, ekspertai sako, kad kitų metų biudžetas braška per visas siūlės. Čia citata. Iš kur kilo jūsų optimizmas? Na, optimizmas tai yra paskaičiuoti makroekonominiai rodikliai ir bendro vidaus produkto augimas. Šiandien, aišku, tiksliai pasakyti, kiek tai bus, bet mes manuojam 3-4%. Ir jeigu toks bus bendro vidaus produkto augimas, be abejo, iš to seka ir visos kitos pajamos, ir biudžeto, ir algų augimas ir panašiai, tai mes planuojam, kad mes surinksime daugiau jų biudžetą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, perskirsim truputį kai kuriuom programom, sudėliojam taip, kad daugiau tektų ir krašto apsaugai. Be abejo, iššūkiai yra dideli, dėl to, kad reikia mums gražinti pinigus pensininkams, ne visus, bet dalį. Krašto apsaugai skirti daugiau 400 milijonų litų, aš dar litais kalbu, tai iš tikrųjų uždavinys buvo nelengvas, bet to numatom didinti ir vidutinę mėnesinę algą nuo Liepos 1 dienos, 5% algas mažai uždirbantiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, labai nedaug ir pensijas didinsime 10 eurų su truputėliu, aišku, tai mizeris, bet vis tiek pliusas, ne minusas. Tai štai tai tikrai... iš kur jūs paimsit tiek papildomų pinigų? Tikrai nežadam skolintis, biudžeto deficitas telpa į Maastrichto kriterijus ir jeigu sudarys fiskalinis deficitas, ten 1,5%, tai aš manau, kad tikrai mes įsiteksime į tos skaičius. Be to, žinot, būtų kur kas lengviau ir dabar opozicija mus labai kritikuoja čia ir visa kita, bet ką jie mums paliko? Jiegi paliko mums skolas. Ir taip jau susiklostė, aš sakau, mūsų valstybė kompensuotojų valstybė. Nėra ne vienos Europoje tokios valstybės, kuri visą laiką turėtų kažką kompensuoti. Viena valdžia atima, kita turi atiduoti. Tas procesas be galo, be krašto, jisai prives valstybę iki tikrai blogų rodiklių. Tai gal vėl tai yra tas biudžeto deficitas, kuris, jeigu tai patvirtinsit arba ne, nuo 1,5 iki 2 milijardų litų. Taip, deficitas yra? Kažkur tai taip. Tai yra gana nedidelis deficitas palyginus su ir kitom valstybėm, ten Prancūzija, Italija ir panašiai senbuvės ES valstybės. Ir mes planuojam, kad 17 metais mes ko gero subalansuosim biudžetą ir jeigu da gyvensim, kaip tam filme da gyvensim iki pirmadienio, ar ne, bet ne Lietuva diktuoja pasaulio ekonomikos madas. Lietuva yra mažas lašelis, skedrelė to jūroje, kuri blaškoma pasaulio vėjų. Bet Lietuva sprendžia, koks deficitas galėtų būti, nes aš suprantu, kad čia tas deficitas tai reiškia skolinsim pinigus. Skolimės, be abejo. Ir vėl bus... Bet žiūrėkit, mes kodėl tą skolinimas ir numatom? Todėl, kad praeitą koaliciją skolinosi ir paliko didelės skolas, skolindamasi už 10%, už 9%, už 8%. O jūs už kiek jūs? O mes skolinamės dabar už 2,5 ir gražinam anas skolas, kurie buvo už 10%. Kurias už 10%. Ir taip atpiginam skolos aptarnavimą. Jau mes sutaupėm šiais metais berods apie 60 milijonų litų, taip paimdami skolą ir gražindami. Gerai, jūs sakėt, kad didės MMA. Taip. O nepasakė kiek? 325 eurai bus.
Čia bus toksai ženklus padidinimas. Aišku, palyginti su Latvijais ir Estais atsiliksime dar. Latvija beros 360 nustatė, Estai 390, bet vėlgi, tas nelemtas mūsų, kaip sakant, įsiskolinimas amžinas grąžinimas, amžinas kompensavimas. Jeigu netie kompensavimai ir per praeitus 4 metus ir krašto apsauga buvo nuvaryta, niekas neskyrė lėšų absoliučiai, tai dabar, kada situacija tokia susidarė, tai be abejo reikia skirti daugiau lėšų ir tai yra labai sunki našta. Gerai. Jūs pagalvokite, krašto apsaugai tik tai 500 milijardo, šiais metais 130 milijonų ir kitais metais 400. Virš 500 milijardo litų. 500 milijardo tai yra labai daug. Mes galėtume įspręsti daug problemų su to 500 milijardo, bet, dėja reikia skirti. Negalim neskirti. Taip. Valdžia planuoja kitą metą 3,4% BVP augimą, taip? Taip. Ar tai yra realu, ypač jei bus didesnių bėdų su vežėjais, su Rusija? Tai labai geras klausimas, ar tai realu. Iš tikrųjų, šiandien aš neraščiau nei vieno ekonomisto, kuris pasakytų, kaip iš tikrųjų bus ir kaip čia elgsis ES su Rusija, kaip čia Lietuvos santykiai su Rusija. Tai jūs čia prognozuojate iš kavos tirščių? Kaip jūs paėmėte skaičius, tai 3 ir 4? Mes prognozuojam šitą BVP augimą pagal tai kaip dabar yra. Kaip dabar yra, pagal šitą situaciją, neįskaitant jau to Rusijos embargo, kuris dėl vežėjų ir panašiai yra. Tai jeigu su Rusija bus santykiai nesušvelninti, tai visko gali būti. Visko gali būti ir kai kurių ekonomistų skaičiavimas yra, kad dėl, sakykime, pašlyjusių santykių su Rusija gali 4% BVP mažėti. Tai jeigu tai bus, tai aišku, mes nežūsime, bet turėsime biudžetą peržiūrėti ir kai kurias programas mažinti. Supratau. O ką mums apskritai žada Rusijos ekonomikos nuosmukis? Rusijos ekonomikos nuosmukis, tai mums čia per daug jisai nieko kaip sakant, grėsmės nekeltų, jeigu nebūtų, kaip sakant, embargo mūsų prekių rinkai. Tai ar yra Lietuvoje dar sektorių, kurie labai tampriai susijęs su Rusija? Tai yra daug ir pramoninės gamybos, ir ypatingai vežimo srityje. Tai čia ir priklausys dabar. Be abejo priklausys. Jie priklausys nuo. Be abejo priklausys. Netgi per Lietuvą, sakykime, Olandai visus sūrius veždavo mūsų vežėjai į Rusiją. Tai Olandijos. Tai buvo apie 200 milijonų apyvarta. Tai irgi nemaži pinigai. Taip, kad labai daug priklauso. Aš tai kitą kartą pasižiūriu ir galvoju, ar čia mums Lietuvai pinigų reikia ar nereikia. Mūsų, taip sakant, politika turėtų būti pragmatiškesnė kaimynų atžvilgių ir žiūrėkite, uždaro mums visus kelius. Rusija uždarė iš Baltarusijos mėsos perdirbimo įmonių produkciją įvežti. Kodėl? Todėl, kad iš mūsų Baltarusija imdavo ir jie, reiškia, tą nustatė matyt. Ir dėl to ir Baltarusija dabar pradėjo kentėti, bet mum užkertami visi keliai ir jeigu dar mūsų verslininkai turėjo, aš žinau, kad jie turėjo, tai vienur ir kitur, aš nekalbėsiu apie tai, kad neišduoti paslapčių, ja, bet dabar vis užkertami keliai, tai yra blogai. Galima buvo to išvengti? Galima. Ką valdžia galėjo padaryti, kad to išvengtumėm? Nesakysiu. O pasakykit. Nesakysiu. Argi tai paslaptis? O gal jūs nežinote? Nepaslaptis, visi žino, visi apie tai kalba, bet aš nenoriu veltis į tos politinės diskusijas. Aš esu ekonomistas. Tai o ekonomistas Nausėda sako, kad per 8-9 šių metų mėnesius mūsų eksportas į Rusiją išaugo. Ir tai yra liktai kaip paradoksas, nes buvo daugybė įvairių blokadų ir kitų kliučių su Rusija. O eksportas išaugo. Jeigu Nausėda ekonomistas gerai paskaičiavo. Tai yra lietuvių verslininkų nuopelnas. Tai reiškia, lietuviai verslininkai per savo asmeninius kontaktus. Ir valdžia jiems net nesugebėjo sutrukdyti. Pakol kas nesugebėjo, bet dabar jau sugebėjo.
Dabar jau sugebėjo. Jau sugebėjo. Nes tie, kurie vežė dar, sakykime, vieną mėsos perdirbimo įmonę, vytintos mėsos veždavo po 50 bent tonų, tai dabar jau užkirto kelią visiškai nebepriima absoliučiai. Ką valdžia dabar galėtų padaryti, kad atsukti tą situaciją, kad padėti, kad išspręsti problemą? Yra pavesta užsienio politika tiem, kam pavesta, ir tie turi spręsti. Tai aš čia dabar manau, tik užsienio politika dabar gali, ta prasme, užsienio Be abejo, čia aš kai pasižiūriu į kitų šalių pareiškimus, pavyzdžiui, vokiečių užsienio reikalų ministro pareiškimą ir mūsų užsienio reikalų ministro pareiškimai, tai skiriasi kaip diena ir naktis. Tai matyti, vokiečiai galvoja apie savo tautą ir užsienio reikalų ministras darydamas pareiškimus, o mūsų užsienio reikalų ministras galvoja apie save. Tai... Bet kažkasgi turi turėti drąsą, kas sakyti tiesą ir garsiai. Nu, aš manau, ateis laikas bus pasakyta. Kas čia turėjo teisės daugiau, ta prasme. Blogėjo vartojimo indekso pokyčiai ir metų pradžioje jie buvo 9, dabar 17. Kaip jūs manot, ką daryti reiktų, kad vartojimas augtų? Kad vartojimas augtų, tai turi augti visų pirma mūsų gyventojų pajamos, realios pajamos. Jeigu jos neaugs, tai vartojimas ir sustos. Čia galbūt vartojimo tas indeksų pablogėjimas gali būti, aš nesakau, kad taip, bet gali būti susijęs su, sakykime, euro įvedimu. Galbūt žmonės pradėjo daugiau pataupyti ar panašiai. Galų gale tas eskalavimas to karo, sakykime, tai irgi gali turėti įtakos. Taip, kad, žinot, tų veiksnių čia visų nesuskaičiuosi ir nesudėliosi. Bet šiaip vartojimas turi augti, jeigu normali padėtis, niekas negazdina nieko ir auga realiosios pajamos, tai vartojimas turi didėti. Aš manau, kad jeigu normalizuos padėtis, vartojimas turėtų šiais metais, 15 metais ūgtelėti. O ką reiškia normalizuos padėtis? Na, visų pirma, tarptautinė ekonomika ir tarptautinė politinė situacija. Jūs esate optimistas? Aš visada esu optimistas, jeigu būčiau pesimistas, tai... Bet toks realus optimistas, ar? Aš, kaip čia pasakyti, ir realus, ir truputį, kaip sakant, nu, jeigu taip pažiūrėti, tai realus, nes aš nesakau tą, ką aš jaučiu, nes kitą kartą jaučiu aš ir atsitinka taip, kaip aš jaučiu, bet... Aš nenoriu žmonių gąsdinti. Tikrai neprapulsim, jeigu 4% BVP ir sumažės, ir jeigu augimo nebus, peržiūrėsim kai kurias programas ir išgyvensim tikrai. Išgyvensim. O tas laikotarpis pirmi mėnesį po įvedimo euro, gal turit kažkokių patarimų mūsų klausytojams, žmonėms? Ne, tai dažnai klausia žmonės... Kokią valiutą taupyti, ar laikyti, ar panašiai, ar vertybinius popierius pirkti, ar į tos fondus visokius ir panašiai. Tai aš, aišku, gink Dieve, kad tik tai, kaip sakant, žmonės negalvotų, kad aš čia patariu, bet aš asmeniškai ką aš darau. Taip. Aš neperku jokių obligacijų, jokius fondus, pinigų nekišu. Aš jeigu taupau tą valiutą, kurią perku prekes Lietuvoje. Buvo litai, taupiau litais, bus eurai, taupysiu eurais. Ir jokių būdų nepirksiu vertybinių kažkokių popierių, kur čia siūlo ir taip toliau, ten kuponus, obligacijas ir panašiai. Kad pirkti ir išlošti šitoj srity, reikia labai gerai nusimanyti tą rinką. Nes kiek žmonių prarado pinigus per praeitų fondų, sakykime, žlugimą, tai milžiniškus pinigus prarado, susiviliojo dideliam palūkanom ir panašiai nusipirko, o paskui staiga krenta jos. Betgi kažkas ir išlošė iš to.
Išlošia kažkas tai, bet išlošia, jeigu, suprantat, jeigu išlošia ir pralošia tas, kuris labai daug pinigų turi, tai bala nematė. Bet kada paskutinius pinigus žmogus atiduoda ir pralošia, va čia jau tragedija. Čia jau tragedija. Ačiū Jums labai už pokalbį. Prašau. Складнее išeina praeis balsavimas dėl biudžeto. Aš manau, kad sklandžiai. Naszym gościem był Bronius Bardowska, przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów w Sejmie Socjaldemokrata. Do widzenia. Do widzenia.